Kadagi ir kur atsirado toks šaudimo būdas iš lankų? Tiksliai tai atsakyti turbūt neįmanoma. Yra senovinių šaudimo iš lankos žaidimų, kurie panašus į dabartinį lankininkų golfą. Manoma, kad jo užuomazgos atsirado Anglijoje. Panašus žaidimas vadinamas Running Marks, pažodžiui einant pagal žymeklius arba einant nuo vieno žymeklio prie kito. Žaistas 16 amžiaus Anglijoje Henriko VIII laikais. Savo ruožtu šis žaidimas išsivystė iš dar senesnio Clout, kurį mes vadiname mūšio salve, anglų lankininkų rungties, lavinusius gebėjimus apšaudyti priešą iš maksimalaus atstumo. Tik 20 amžiuje žaidimo taisyklės buvo priderintos prie golfo taisyklių. Kaip ir tikrajam golfui, lankininkų golfui reikia didelių erdvių. Dabar šis žaidimas žaidžiamas tiek golfo laukuose, tiek natūralioje gamtinėje aplinkoje, naudojant įvairiausius taikinius, trimačius, guminius žvėris, lauko tenisų kamuoliukus ir kitus. Naudojamos taisyklės kiekvienoje šalyje šiek tiek skiriasi. Patogiausia žaisti paruoštame golfo aikštyne. Visi atstumai sumatuoti, viskas sutvarkyta ir paruošta, belieka tik pasirūpinti, išstatyti savo taikinius. Lankininkų golfo taisyklės beveik tokios pačios kaip ir tikrojo golfo. Žaidėjai šauna nuo išmušimo aikštelės link duobutės, pažymėtos vėliava. Atstumas gali būti iki 500 metrų. Lankininko tikslas iššaunant kuo mažiau šūvių pataikyti į taikinį. Vienas šūvis, vienas taškas. Laimi tas, kas surenka mažiausiai taškų. Taip pat reikia atsižvelgti į pakelių link taikinio esančias kliūtis, medžius, tvenkinius ir smėlio duobes. Pataikymas į kuriuos gali būti skausmingas, nes už ten surastą strėlę lankininkui priskaičiuojama baudos taškai. Taip pat reikia įvertinti vėjo kryptį į stiprumą. Visų blogiausia, jei strėlės iš viso nepavyksta surasti. Lieki be strėlės ir dar gauni baudos taškus. Tokiu būdu praėjus visą golfo trasą, 18 taikinių suskaičiuojami taškai. Šūvių skaičius, pridedant prie jų visus gautus baudos taškus, laimi lankininkas, surinkęs mažiausiai taškų. Oba!